konkrečiai sakant, aš nesiūlyčiau 20 kartų knygos paragauti kaip brokolio. Gal tiesiog padėti ir laukti, kol jis atsivers. Arba gal kartu su vaiku reikia knygą rinktis. Nes mes, pavyzdžiui, šiemet irgi knygų mūgiai sykiu vaikščiom. Vienas knygas leidau jai pačiai rinktis, kitas jau aš pati savo nuožiūrą nupirkau. Tai žiūriu, Skučaitė žvangučiai, na aš jau čia iš savo patirties, iš savo vaikystės nupirkau. Taip ir stovi, nepasima iš lentynos. Pavyzdžiui, pamatė Trepsį, tą seną leidimą. Trepsį tiesiog nuo rankų nenulipė. Tai, žodžiu, vaikas jau pats irgi tegul savo tą nuomonę bando formuotis. Nu taip, kai jis yra paruoštas, nes šiaip tai yra turbūt dėsnis, kad visi mes imame paprastesnius dalykus. O dabar suvedėm skaitimo tokie tyrimai ten, ne taip ir mažai 1000 anketų beveik. Tai kas populiariausia? Nevykėlio dienoraštis, prietrankos dienoraštis, tai yra lengva literatūra. Ir vis tiek dauguma vaikų, jie labiau patys jiems tą lengvesnę. Dėl iliustracijų be abejo patys jiems primityvesnę knygą. Bet dabar jau tų primityvių iliustracijų pas mus jau sunku jau atsilaikyti. Ir jeigu vaikas jau turi šiokį tokį skonį, jisai iš tikrųjų atsirenka. Ir paskui atsirenka ir, man dukas sakė, paleidom ten filmuką, kur bėga vejasi. Ne, atrodo, kad vaikam labai reikia dinamiško siužeto, ne. Nes jau literatūra pripratinusi prie tokio lėtumo ir yra tam tikras jau vis dėlto nuostatų. Dar be abejo, čia visiškai trivialus dalykas, Laimantas pasakė, kad foto knyga vis dėlto nenurungiama, tai kad ji ugdo vaizduotę, žinoma, kad jau, bet nežmoniškai ugdo kalbą. Aš matau savo 6-mečio, vienas 6, kitas 4, kalbą, mes vakar grįžom iš Utenos valandą ir jisai pasakoja istorijas už nugaros. Tas formuluotės, tas sakinio ilgumas, sakinio sudėtingumas. Ir aš tiesiog matau, girdžiu skaitytas knygas jo kalboje. Ir tas žodynas, ir sintaksė yra daug. Tai žinoma, kad kalbos. Be abejo, kad ir rašymui. Vat, kodėl viena iš neraštingumo problemų, tai yra tikrai tas skaitymas sumažėjimas. Nes jeigu tu matai parašytą žodį, tai jį įsimeni, ne taisyklę, o parašytą žodį daugelio atveju. Bet čia, žinoma, tie, kurie tie ir tos dalykus puikiai suvokia. Aš dar noriu paklausti jūsų nuomonės apie poeziją vaikams. Tai yra labai svarbu. Mes kalbam apie prozą daugiausiai. Taip, daugiausiai. Su poezija yra Lietuva. Na, žinoma, poezija vyrauja absoliučiai lietuviška. Verstinės poezijos vaikam, paaugliam gal keletą knygų tikrai apskritai galėčiau paminėti. Ji yra lietuvių autorių. Ir kas yra, beveik nebėra brandžiai rašo. Yra Ramutė Skučaitė, kuri išlaiko savo lygį. Račinskaitė nerašo poezijos, jūs turėkit galvoti. Jos rinktinė, taip, jos rinktinė. Taip, Karalius pamiršo Raidyną irgi labai smarkiai. Bet čia taip, tai čia viena iš naujesnių, o dabar rinktinė vaikų kambarys, taip labai gausiai iliustruota, gal net per gausiai laikyčiau. Tai taip, čia yra gražiosios tradicijos, mes turim Vainilaitį, nebeturime, bet turime jo poeziją, galų gal ir Matutis mažesniem vaikam ir Geda. Ir tos tradicijos Lietuvoje buvo nežmoniškai stiprios. Aš kai pradėjau važinėti į užsienį, tai ką čia poezija vaikam, viskas jau čia praėjęs dalykas, o pas mus buvo labai svarbu. Dabar yra tikrai daug primityvios poezijos, kurią leidžia tokie neprofesionalai ir niekaip jie negali pasakyti, kas čia blogo, žiūrėkit, kaip gerai surimuota viskas. Tai yra sunku paaiškinti, kodėl tai yra blogai. Bet šiaip poezija yra labai svarbu, be abejo, mažiem vaikam ir jie mėgsta, juk jiem ta melodija daug svarbiau negu prasmė. Bet yra problemiška. Astos vyras Antanas Šimkus tokiu jau naujesniu balsu, profesionalesniu apie bobulytės išėjo pernai knyga gražiai iliustruota. Bet
Na, yra Erlickas tikrai, bet jisai paaugliškos poezijos toks, o vaikų yra dabar problemiška Nu, situacija. mes jau ir Sinkevičių labai mėgstam. Grybų karas ir... Taip, Alma Litera perleidžia tą O klasiką šitą grybų karą. apšerkšniją mūsų žiemas, balta, prievytė 3 metų, mano kokie mokė. Vis prašydavo, vis prieš miegą vis tą ir tą. Taip, Galop, taip. 3 metų jau mintinai mokėjo apšerkšniją. Pilga ragą ir sniegą, akis išpūtus ir kad sakai. Taip, žodžiu, pakartotinių leidimų reikia jas imti, Vainilaitį, Marcinkevičių, bet šiaip yra kažkodėl problemas. Ar ir kitaip, Regina, manai? Ne, aš galvoju tiesiog apie tai, kad va čia kaip mamos pasakojo, kad mamos balsas iš esmės svarbu, ne tekstas, aš manau, ką dar negimusiam vaikučiui skaito. Tai, o poezija ir ritmas, ir sąskambiai, dainumas, ir būtent kalbos dalykai dar paskui mažam vaikui labai perėmė. Galima gal skaityti ir suaugusiam poeziją. Brazdžionį kokią raistą, kur reaguota. Turbūt. Nu, ką, Vytė Brazdžionį, Vytė Nemunėlį, tą vaikišką. Nu, kadangi melodija tikrai pirmiausia svarbu, o ne prasmė. Jūs labai mandagus ir nedrįstate pasakyti, kad reikia baigti, aš manau, kad tikrai Tai jau reikia baigti. ačiū Labai ačiū visiems, Jums. labai buvo įdomu.